Pasistiprinom, pasidėliojom planus, tai dabar turime pusvalandžio žygį iki Romos Koliziejaus. Vos kojelės pasidėpė. Kojelės vos neša, tai žiūrėsim. Taip jau sunkiai. Blauzdas viskas skauda. Nu, čia reikia nusteikti. Šitą miestą nedaug yra transporto priemonių. Metro nevažinėja centre, tai tenka viską daryti kojelėm. Keliaujam pagrindinėmis gatvelėmis. Miestas veikia savo ritmu. Penktadienis. Kažkas dirba, kažkas turistauja kaip mes. Taip ir keičiasi jau kraštovaizdis ir architektūra. Pabėgus iš miesto centro jau pasiekėm ir senovės Romos likučius. Viskas, kas buvo sukurta, pastatyta ir atkasta. Didžioji dalis, pavyzdžiui, visų šitų griuvėsių jų niekada, prieš 1000 metų jų čia net nebuvo, juos atkasė. Kaip ir daugelį Romos imperijos paveldo. Didžioji dalis jų buvo tiesiog po žeme likę. Čia jau tokios atraižėlės. Šiek tiek pasidomėjau, čia pasirodo buvusi šventykla Venerai. Nu, tiksliau likusios jau jos liekanos. Žmonės pačioj vaikšto su gidais, pasakoja istoriją. Tiek daug ir studentų, ir grupių, ir visko, ko tik tai nori. Patekom į vidų, praėjom visas patikras, labai greit viskas vyksta, pasirodo, net nesitikėjau. Ir įdomus, iš tikrųjų, precedentas irgi vyko čia visai neseniai, gal prieš kelis mėnesius, gal netgi labai skambiai nuskambėjęs, kad ant Koliziejaus sienos kažkas išsiraižė vardą savo, ar meilės kažkokį prisipažinimą. Tai 15 000 eurų bauda ir dar biškį kalėjime teko pasidėti kaip rytį. Pirmiausia, eisim pasižiūrėti pirmojo aukšto. Kaip viskas atrodo iš apačios, o po to kelsim aukštyn. Biškai prasibrovėm, nėra labai daug laisvės pasivaikščioti ratu. Aišku, iš vienos pusės apeisim, bet tokios ilgos aikštelės. Apačioj matosi rūsio zona. O čia vat irgi skliautai. Ir ant šitų skliautų laikydavosi visos pakilos ir žiūrovų sėdimosios vietos. Tai buvo išskirtinis irgi išskirtinė technologija architektūrinė, kaip tos skliautus pastatydavo, kad galėtų išlaikyti ant oro tokią didžiulę konstrukciją. Dabar jau matas, kad viskas daugiau mažiau nubyrėja. Kaip pasakau, arkinės struktūros laiko aukštesnius pastato dalis ir ten, kur viskas jau nubyrėja, buvo laiptai. Laiptai jau sėdimosios vietos su daug įėjimų ir išėjimų, kad galėtų žmonės labai greitai užpildyti, labai greitai apleisti areną pasibaigus renginiui. Čia iš aukščiau šiek tiek geriau matosi rūsio zona, iš kurios būdavo pasistatyti liftai. Ir ten dirbo visas aptarnaujantis personalas, gyveno gladiatoriai, buvo laikomi sandėliai su visais ten, sakau, medžiais, palmėm, dekoracijom reikalingom teatrui ir padaryti šou. Ir pavyzdžiui būdavo taip, kad kadangi ta technika ir technologija nebuvo kažkokia labai jau patikima, kartais tie liftai visi užstrigdavo. Tai jeigu nepavykdavo iškelti kokio žvėries, kurį turėdavo nužudyti arba kovoti gladiatoriai, tai tiesiog išstumdavo vergus į aikštę ir juos tada iki mirties sunaikindavo. Romos Koliziejui yra 1900 metų, toks vienas iš senesnių objektų. Ir imperatoriaus įsakymu buvo sukurta šita tokia žaidimų zona, kad galėtų miestiečius kažkaip juos linksminti, nes tas gyvenimas nebuvo toksai galbūt įdomus kaip dabar, kur galima telefonę save linksminti. Reikėdavo juos užimti ir šitos pramogos tai atsirado posakis duok duonos ir žaidimų. Tai būtent su šitais arenos pasirodymais, gladiatorių kovom, ne tik čia būdavo ir spektakliai, ir koncertai ir taip toliau. Ir būdavo pamaitinama va taip tauta, kad jie galėtų save realizuoti, išsikrauti. Vaizdas iš kitos pusės, kur yra dar likusi dar aukštesnė sienos dalis, nes per laiką biškį išsinaikino. Ir ne tik laiką, ir visokius karus.
kad tokias arenas statyti būdavo labai sudėtinga, nes nebūdavo kur atsiremti. Tai pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtumėte ar Graikijoje, ar mažesnėse arenose, kurios būdavo pusinės, kaip teatrai, tai visada būdavo arena montuojama ant kalno, ant olos, kad visas tas sėdimosios dalis jos turėtų atramas. O va tokios atviros konstrukcijos kaip čia, tai reikalavo išskirtinio sudėtingumo, būtent dėl visų šitų arkų, arkinės konstrukcijos, jinai Romos imperijos laikais buvo išrasta ir jinai gali atlaikyti labai didžiulius svorius. Nu ir nereikia betonuoti didžiulio monolito. Tai veikiančią areną vis dar galima pamatyti Koliziejaus kopiją, kurią imperatorius liepė po šitos padarimo padaryti kitur. Galima pamatyti Prancūzijoje, Arlės mieste. Mes su Evelina ten buvom, bet nenuėjom, nes vyko teniso varžybėlės. Mūsų neįleidome, bet mes galimais dar nesugrįšim, nes mes esame Prancūzijos mylėtojai. Taip, fanai. VIP narystę turim Prancūzijoje. Labai gerai iš tos pusės matosi Rūsio zona. Kaip atrodė. Galvau, negausime galimybės pamatyti arenos, nes reikia pirkti papildomą biletą. Arena Experience, bet ten yra iš kitos pusės, kur pasivaikščioti tiesiog ant arenos grindinio. Na, bet mes apsieisim, nėra ką ten labai žiūrėti. Už manęs tenais reikia šlovėti Cezariui. Nu va, matosi ir rūsys. Irgi už papildomus pinigus galima pasimti, su gidu ten tik leidžia prasivaikščioti, kad nieks nieko nepridirbtų. Va, Evelina liftas, bet elektrinis jau. Jau nebe vergai suka. Apžiūrim iš išorės, išėjom, palikom. Čia pažiūrėti, archeologai dirba, darbuojasi. Toliau šluoja dulkės, istorijos. Daug poperiukų dabar už tokių nebeduoda. Čia praėjimo kontrolės poperiukai. Priėjom Cirkus areną, labai nedaug. Jo čia belikė, tikėjausi tikrai daugiau pamatyti. Matom, panaši konstrukcija irgi arkomis kaip ir Koliziejus. Tai per visą ilgį iki pat ano pastato tolumoje ėjo siena ir sėdimosios vietos, o vidury čia gladiatoriai su vežimais lenktyniaudavo. Tai būdavo tiek lenktynės ratu, tiek kovos, įvairiai linksmindavo. O ten tolumoje matosi termos. Termos buvo tos pirtis romėniškus, kur visi atvarydavo išsimaudyti ir išsipirtinti, kur kūrendavo didžiulius pečius garams generuoti. Ir tenais romėnai leisdavo irgi savo laisvalaikį ir sveikatinosi taip. Romos šaligatviai. Platus tokie, aišku, reiktų galima į kitą pusę eit, bet nepakeliui mum. Tai matom, kad numindžiata. Ar patogus šaligatviukai? Man tai komfortas. Vaikštinėjom nutolusiomis gatvelėmis nuo centro. Turistų nėra. Ramu. Yra turistai. Priėjom didingąjį pastatą su monumentu tėvynei. Eisim ieškoti dabar įėjimo. Tikiuosi, ne tie 1000 laiptų yra įėjimas. Čia pasirodo laiptelė yra į bažnytėlę. Turbūt nedaug močiučių čia užlipa su dėdukais. Įsigysim biletą ir eisim į viršų. Dar kažkoks muziejus bus. 17 eurų yra patekimas į čia. Užkilom, kiek leidžia, jau nemokamai daugiausiai. Gražiai freskos, skliautai padaryta. Vaizdas čia tai į Romą nieko gero. Trojkės, statybos, restauracija, žirgas didelis, labai Vatikanas ir labai karšta. O va čia va Roma iš viršaus, nuo kur tie buvo arkliai su vežimais ir dievais ant jų. Visą galima gražiai pasigrožėti. Panorama į Romą, kaip senoji Romos dalis atrodo.
Romos imperijos liekanos, archeologiniai kasinėjimai, Koliziejus, tolumoj. Atrodo kaip paveikslėlis. Paveikslėlis. Žalia, žydyva, liuks, leisimės žemyn. Žmonių čia nedaug, visai galima varyti. Labai daug laiptų vis tiek reikia įveikti. Atėjom į muziejų, į tą užkilimo, į panoramą kainą įeina. Čia tokia va bronzinė skulptūra karvedžio. Muziejų apėjom visą. Nedidelis muziejukas, daugiau skulptūrų. Ir dabar jau žygiuojam po laiptais po biškį žemyn. Viskas, pabaigėm turą, išėjom. Nieko šiaip baisiai įdomaus. Pastatas jisai neturi kažkokios paskirties konkrečios, tai yra tiesiog monumentas, paminklas tėvyniai ir tiek. Ką mes? Einam į centriuką? Ir tada per Sankrizėlę. Spėsim. Toliau keliaujam, pabuvom biškį namuose, pailsinom kojeles ir susikaupiam dar vienam žygiui šiandienai varyti į prekybos centrą. Mes visą laiką mėgstam su Evelina patikrinti vietinius prekybos centrus, tuos, kurie yra labiau skirti vietiniams gyventojams, o ne turistams. Nu ir kaip žinia, pusvalandis kelio čia iki jo yra, su metro įskaitant, tai dabar žygiuojam per visą minę turistų pasiekti pirmąją metro stotelę. O kaip atrodo metro stotis Romai. Kažkaip lokai taip. Tuneliokas. Nu viskas, atvykom su metro į savo Aureliją. Spaudėm mygtuką. Na, jau čia už miesto, kaip sakant, dar blogiau su šiukšlėm. Už centro visai gal net nesistengia, butelių pilna visokių. Labai įdomus konceptas supermarketo, nes jis čia toks po atvirų dangom, visur yra laiptai, viskas kiaura. Aišku, čia iššiltas daugiau mažiau visada, tai kaip ir nėra poreikio šildyti atskirai. Ką Evelina gero? Nieko. Apsipirkom, varysim dabar į metro ir vėl varysim į Ispanijos aikštę ir tada žygiuosim link vakarienės link. Šiaip kainos labai panašios su Ispanija, nėra kažkokio labiau čia didžiulio kontrasto. Dar vienas rytas, Džilioti kaviniai, paskutinis tiksliau rytas. Papusryčiavom, atsigėrėm kavos. Galvom, kad jau šiandien niekur neįsim, bet pasižiūrėjom, kad dar žiūrim, dar vienas kažkoks tiltas neaplankytas, tai vat judėsim. Evelina dabar vat klijuojasi savo kojas, vakar įsipirko kėdų naujų. Ir keliausim, iškiep dar pasikultūrinti. Keliaujame link tilto, kurį norim pamatyti. Kaip paskutinį tokį monumentą, tolumoj gynybinė De Angelo pilis. Tokia popaisė, jos vidų tai mes neįsim. Bet tai yra irgi vienas iš lankytinų objektų, kuriuos galima aplankyti ir sunaudoti dar vieną dieną Romoj. Pilies nugarinė dalis, daug ramesnė. Parkas, vaikų žaidimų aikštelė. Ten nusukimas į Vatikaną, tai visi, kaip sakant, ir apleido iš karto teritoriją. Parkai gražiai sužaliavę, tai, sakykim, kovas pats tas varyt. Nu, kovas tai labai, oro prasme, visom prasme labai geras. Manau, nes kuo toliau tikėtina ir tų lankytojų skaičius dar tik didėja. Nutolom jau nuo turistinių vietų, vis galvom, ką čia veikti, ką čia dar nuveikti. Išsirinkom, kad eisim į botanikos sodą, žiūrėti medžių. Priėjom botanikos sodo ištakas. Paukščiai palmėse. Nemanau, kad kažkokių įspūdingų medžių pamatysim, bet vis tiek įdomu. 5 eurų įėjimas. Įvertinom, kad yra tualetas, tai kaip ir apsimoka. O čia, tai pas mumis bambukų miškelis. Japonijai matėm. Čia įdomi kompozicija, labai daug gražių garsų. Primena kažkodėl sodų bendrijas. Mano vaikystėje va, tokių būdavo sodose. Koks nors gabesnis būdavo senukas ir jis persigamindavo tokių dalykėlių.
Susifotkinsim, atrodys, kad Tailande. Labai daug palmių. Paskaitėm, kad svarbiausias šios botanikos sodo dalykas ir yra palmės. Jų yra 13 rūšių iš viso pasaulio atvežtos. Kelias buvo iš Meksikos, kitos iš... Dar iš kažkur... Iš kur šitą? Kanarų salos. Netoli šitą. Plaukdyti reikėjo. Šiaip toksai visai geras laiko praleidimas gamtoj. Super. Visą tikrai nepraeisim, nes jau biškį vėluosim. Norim spėt pavalgyt. Tai spartesnių žingsnelių tokį ratuką prasuksim. Čia geras pavyzdys, kaip atrodo nesutvarkyta palmė. Kiekvienais metais visą laiką ją reikia nugenėti, kad neliktų nudžiūvusių lapų, nes jie patys nenukrenta. Šiaip labai stiprus augalas ir stiprus lapai ir šakos. Brazilija ir Argentina. Tai visą laiką galima pamatyti, jeigu jau tokia palmė, tai dažniausiai jau apleista kažkokia teritorija. Keista, kad jie čia palikė taip visus gražiai nutvarkytos, o šita tokia pagriuvus. Gal yra tam priežastis, Kitos nuvalytos, gal kaip tik parodyti irgi, kaip atrodo. Norėjom dar nueiti į Drugelių muziejų ir paprašė dar papildomai pinigų. Evelina sakė, ne, čia tos vagystės baigsis. Ir šiaip grįšim į Lietuvėlę, Kauno zoologijos sodą lankysim, ten irgi turėtų būti. Tiksliai, taigi naujas. Atnaujinta. O jetau. Bėgom ir atbėgom. Pasirodo, pasižiūrėjom biškį su laiku, kad pas mus taip prastokai ir negalim kažkur taip jau restoranuose sėdėti. Bet labai norėjau ateiti į tokias kažkokias street foodą, paragauti kaip makaronus daro tiesiog visiškai paprastai. Tai užsisakėm, porcija kainuoja 7,5 euro, galima imti, čia mažiausia yra, regular, tai didelė šiaip. Po to yra karališka ir yra kilogramas, nežinau kas valgo kilogramą. Tai skanu? Labai? Žiūri, geras mėnė. Ir va tenais chebra iš karto daro. Labai paprasta, tokia labai mažytė kavinukė, pačiam centriukė, pasislėpus iki 6 dirba, tik tai, tai čia laisvai. Tai va, paskanausim, paragausim ir varysim dar gelato ir bėgsim tada su visais autobusais, troleibusais, visokiom nesąmonėm iki traukinio, kuris veža į oro uostą. Žodžiu, labai nepatogus transportavimas. Dėl to man va čia galbūt šitoj kelionė mažiausias dalykas, kuris patiko, tai susisiekimas tarp objektų. Evelina vis dar euforijų. Aš nemėgstu makaronų, tik pasakysiu. Tai jo, nes alergiškas skurdui. Tai labai skanu, daug parado. Leidžiam savo jau laikinuosius namus. Dante's Hell, jeigu kažkas norėsit kažkur panašiai centre būti. Patogu tas, kad tikrai daug gerų vietų aplink yra, gerų restoranų, kur galima ir turistinėse vietose kažką tai skaniai pavalgyti, skaitant į tą makaroninę. Viskas vykstame jau į oro uostą, biškį sufeilinau aš su tais visais keliavimais. Ne to maršrutu išvažiavom, kurio turėjom išvažiuoti pagal pirmo planą, gal biškį pagalavom, žodžiu, nesvarbu. Bet tai dabar būsim tipo greičiau, per 30 minučių. Ir galbūt spėsim į lėktuvą. Būtų neblogai, nenorėčiau dar vienos nakties praleisti šitoj nuostabioj šaly su picom. Norim važiuoti į Ispaniją, į savo kaimą, kur mažai žmonių. Ane? Ane, Donatai. Mūsų jau skrydį Laipina į Malagesą, praėjom visas patikras, man praėjo puikiai, Evelinai nelabai praėjo, nes atsirado kas peilį vežėsi, norėjo persidėti. Sviestinį. Tai sustabdė visiškai visą eilę, žodžiu, ir 15 minučių stovėjo. Bet nieko, čia viskas spėjom. Vis tiek jau čia šiandien jau pramogos baigėsi čia tam oro uoste. Tai varom į skrydėlį, kiek čia jau šiam 7 susitalpino, tuoj mūsų bus eilė.